Pagrindinė šokėja mūsų. Labą dieną. Labą dieną. Pasinaudojau progą, užlipdau. Jau išsiryškinau juostelę. Tiktai su šiuolaikinė priemonė. Nes, aišku, ten galbūt kažkas iš jūsų darot ieškote įvairiausių būdų, kitų yra. Bet mano tokia mintis šiandien buvo parodyti, ką aš pats naudoju ir kaip man šitie dalykai pasiteisino. Ir pagrindė čia tas procesas jisai nėra labai sudėtingas, jau man atrodo visi tai prisimena. Tik tai gal jisai palengvėja, sakyčiau, netgi yra nuo tų, sakykim, senesnių laikų tam tikra prasme. Tada galvoju šitą tokią pirmą dalį pakalbėti apie tą juostelės ryškinimą. Ir ko reikia, ir čia yra keli dalykai, kurių reikia, aišku, chemijos, reikia tam tikrų, dabar galvoju, kur aš nedėjau. Tada yra tolimatis rusiškas užmestas, kad galėtum nusimatyti atstumą. Tai ką tu padarai, tu reiškia, čia nusimatai atstumą. Tada šitoj vietoj tą atstumą, reiškia, per helikoidą pagamintą susidėlioji. Ir tada išsimatuoji ekspoziciją ir fotografuoji, šitas tai kaip spausdintuvas. O tai kokį tą į vidų, ką ten? Čia yra Instax lapeliai 60. Eksponometras, tai aš kažkaip tai naudoju programėlę, tą irgi pakalbėsiu. Gerai, tai apie tuos galėsim pasikalbėti, kaip tik dar 30 sekundžių ir galima bus traukti. Ne, čia yra Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centras, tai yra jaunimo laisvalaikio centras, tai yra neformalus ugdymo būreliais. Čia milžiniška yra ta, žodžiu, yra, šiaip iš tikrųjų yra 5 skirtingi pastatai šitam. O kitoj pusėje gatvėje yra KTMC, Klaipėdos technologijų mokymo centras, ten mes su kolegė Greta dirba mokytojais. Tai mano yra 2 darbai, aš dirbu čia vakarais, ten vienas. Taip. O ta chemija, kokybės yra? Tuoj, pat viską. Dėl to gerai atvažiavo. Jonai. Lemiamas momentas. Viskas, Čia nematyt svojus. Čia per tamsų, kur per šviesų, o kitur gerai visai. Super. Viskas. Vieną iš jų atskirai papasakosiu. Aišku, reikia turėti juostų. Tai mano manymo, aš naudoju Ilford 8.5 dažniausiai 400 juostą. Labai tokia atlaidi juosta, gali ten per porą, per trejetą stopų suklysti ir vis tiek viskas gerai pavyksta. Taikomas yra tos fomo panelios, pigesnės yra. Atitinkamai ten gal ir kokybė bus šiek tiek kitokia. Čia jau visas jos išryškintas. Kas toliau reikalinga? Toliau reikalinga turėti bakelį. Jo, tai aš tų, sakykime, tarybinių tai tikrai nerekomenduoju, aš juos nebemoku susukti juostos ir nebenoriu, nes... Kalbą sukdavau, žinot. Bakelis yra, čia yra, sakykime, 2 skirtingi bakelių tipai. Vienas yra jobo arba džiobo. Čia mes turim 2 juostas galime išsiryškinti. Arba, jeigu yra poreikis, tai mes galim išsiryškinti irgi 2 juostas plačias. Vieną už kitos susisuka, nes užtenka. Tai tada tokiu būdu, bet labai svarbu šitą nepamiršti dėtis. Tai dėl to aš ir sakau, žinai, kad šitie dalykai mane tokie sudėtingesni. Tai čia Petersonas biškį pigesnis yra iš tikrųjų. Abu juos galima naudoti ten su tam tikrom mašinom, bet nusipirkti dabar. Taigi papasakosiu viską, kur nusipirkti, kiek maždaug tas kainuoja. Aš šūks fantazišką pustyką dabar į fotografiją. Kodėl? Čia tikrai, iš tikrųjų, tai žinokit, kaip yra, kad jisai gali nefotografuoti pūsnosį. Tų kompanijų man nieks nemoka už tai.
Duoda karts nuo karto man Ilfordas ryškalų, bet čia būna vieną kartą maždaug per metus. Kartais pasitaiko, kad porą kartų. O Ilfordas čia Klaipėdoj ir kažkur? Švedijai. Kaip tik grįžom, Kazį. Aš kartą ten Vilniuje Zdančius. Zdančiaus nebėra parduotuvės, viskas pasibaigė. Numiro. Tai prekiauja fotoaparatas, prekiauja visi, foto prekiauja, bet mano rekomendacija pirkti šitos dalykus tiesiai iš Focus Nordic, kurie yra visom Pabaltį Ilford atstovai. Parodysiu aš paskui kompiuterio nuorodą, arba galėsiu atsiųsti. Jau. Šitas 1:9 kėdžias, jo irgi labai ilgam užtenka, bet jeigu, sakykime, darot nuotraukas, tai faktas tas, kad tiek, kiek padarėt nuotraukų, greičiausiai užpilsit laukų. Nebėra prasmės naudoti. Tai va, tai viskas. Va čia yra chemija, dabar klausakit apie kainas, aš dabar tiksliai nebeprisimenu, man atrodo, kad ryškalai apie 60 eurų kainuoja. Šitas butelis gali būti pigiau, gal nežinau, aš nežinau. Bet tai preliminariai, šitas turbūt apie 40, šitas gal irgi apie 20 ar 30. Nėra pigus dalykas, bet įvertinus tai, kad pavyzdžiui, jums klubui, sakykime, tokio komplekto, jeigu 10 žmonių arba 15 yra, po 600 ml pasidarys, turės po 15 eurų kiekvienas. Tai juokingai kainuos, nedaug labai. Kiek gali laikytis? Apie metus. Tas koncentratas? Koncentratą tai gali laikyti. Čia aš turiu iš kažkokio tai turėjom prieš turbūt 3 metus gal parodą kultūrų komunikacijos centre, tada šiek tiek ten didesnis buvo mano darbas, tai čia pakūva dar koncentratas yra nuo to laiko, jokių problemų. Jokių problemų. Taip čia yra kalbama, kad, žinai, jisai metus laiko, nes gamintojas nori. Jam svarbu, žinai, kad eiktų pardavimai. Ne, moteriškai prašom į vidurį. Mergaitės į vidurį. Nu, ką prašau norėti? Ne, patogu. Tada aš atlišuoju tada, ne, gal. Ar žmogus jau nebegali iškutėti, va. Viskas bus padaryta moteriškai ir tvarkingai, tai čia ne jaukai. Ačiū. Aš pajukavau. Gediminai vietą pašindę. Du kunigaičiai. Biški į tą pusę. Tokie. Žinok, aš neišsėdėsiu, duok savo koją. Nu, davai, reiškia. Ne, aš noriu atsisėsti ant jos. Nu, tai ties, jokių... Žinok, aš jau nebeišsėdžiu greičiau. Kur? Atsisėdu. Pasimatėm. Žiūrėk. Buvo. Dar kartelį. Sugadino to aparato žmogui. Jo. Nu, dabar tai jau buvo. Klausosi žmogus, tylėkit. Visi Jis negirdės, kaip išsisuka. Nekvepuot. O, kad juostos galiu. Dabar tai daro, o dieve, neišsisuko. Ai, buvo. Su tavo juosta, ne? Sukam, nedasukom. Lyskit į Bet rankovę. taip, biški, liko. Nedaug. Jeigu tampriai susivinioja, tai vidurys ten neapsišviečia, taip jau dar gal kažkas Jo, būna tokių valių užmeta ir Oi, viskas. tai greitai Bet taip nebus tokia horizontalų. ir dar lieka O, aš tų tai kadriukų. nemoku, iš tikrųjų, tų tokių... Pasukti reikia, jeigu norit, pasukit. Kaip tie Nu, žodžiu, nežinau, aš su šitą techniką. dar procesai. Žiūrėkime, A, B, C, D, nėra tokios. Skaidrių. Skaidrių yra procesas, bet aš neprisimenu, kaip jis vadinasi. Nu, mes bandysim ryškinti 8 minutėm šitą. Nu, tokį standartą paimsim. Nu, tai va, dabar kaip aš daryčiau, sakykime, paprastai labai. Tiesiog nusikerpu galiuką juostos. Biškių žapalinti. Šiandien, žinok, nebėra prasmės, nes jeigu Patersono bakelį imsi, Įvažiuoja. žiūrėk, padarai paprastai. Blema, kad šitą man su tai šratukai. Šitas tai yra geras. Va, viskas. No, ir Į rankovę. Tavo objektyvai yra nekamigau. Nu ką aš galiu tau padaryti? Pasidėk ant žemės ir žiūrėk. Ne, nu aš nugrimavau su fokusu. Padėjo man žemės. Padėjai. Pasidėk ant žemės ir žiūrėk. Aš neryškus esu. Nu, žinai, apie fotografiją tai taip yra. Čia jokios fotografijos nėra. Aš nesakysiu.
Mūsų vienas režisierius lietuvių tai sakė, kokie jūs vagis esat, kur jūs negalit pasidžiaugti. Ir ne viską norėt nufotkinti. Nu, šiaip iš tikrųjų reikia mokėti nefotografuoti. Reikia mokėti. Reikia mokėti nefotografuoti. Pasidžiaugti ir pamatyti, nes kai tėveliai darželyje visi fotkina, pasikvietę fotografą, tai labai kvailai elgiasi, ne? Nes jie nežiūri savo vaiko. Nu, čia konteksto klausimas, žinai, kodėl tą darai, žinai. Nestebi savo vaiko, jis ten dėliuoja. Jisai yra, jeigu tu jį matai ir jau tas nufotografavimas, kelia klausimą. O tiek daug įdedas tos kūrybos. Per tomis. Čia kaip kiaušinį marginti. Pažiūrėjai ir Kodėl aš taip nemarginti? Visos jos geras, nu aš sakau, aš galiu tik tai nuo savo, žinai, dalykus dar, kuri man tinka. Tai aš labai mėgėjas esu tos HP, žinai, 5. Man jinai kažkaip čia labai ta juosta tokia nukrimta. O mes tai nejudinam. Tai va, tai dėl to nebūtinai visą laiką buvo viskas, ta prasme, kontrastą tokiu būdu neišgauni. Nes čia įsivaizduojat, taip pat kai darai nuotraukas, kai judini vonelį. Tai lygiai tas pats yra jos. Nes tu, reiškia, ryškalų pagalba suaktyvinė sausą emulsiją, kuri, arba želatiną, kaip žodžiais tariant. Ir tada įsigeria giliau viskas. Tai va, tai tas judinimas svarbus yra. Dabar vieni fotografai daro taip, kad po kiekvienos minutės 15 sekundžių, kiti 10, kiti vėl kitaip. Nu, man atrodo, man geriausiai pasiteisina 10 sekundžių. Tada paleidai, 10 paleidai. Dar toks geras dalykas yra truputį klestel, nes oro burbuliukai, kurie susidaro, pakyla į viršų, nu tai tada lygiau viskas kaip ir išsiriškia. Bet ne batukę, kai pagaminat. Kai jau pilė, žinai, turi būti. Laikyti geriausiai šaldytuvėje. O kaip pašildot šiltą vandenį? Šiltą vandenį. Bet toksai, žinai, būna pašildai, pašaldai, peršildai, pašaldai. Čia, va, pavyzdžiui, pas mane labai nedidelis boileris yra, dėl to arba labai karštas, arba šaltas. Sudėtinga yra, negerai. O su šaltu vandeniu tai reikia ryštinas, toks įrengtas. Ne, iš vis sutrinka. Nekalbu apie šitą stepką valos duot. A nustos su tai stepką mašinai. Šventą teisybę sako polas. Nu, gali taip, jo. Nes matai, nuo pirštų vabalų, nors aišku, emulsija yra nuoj pusėje, bet vis tiek. Nežinau. Nuodai. Vis daug viešų. Nu, dabar labiau 9 minutės, gerai, padarom ilgiau, žinai, čia mes, kaip... Turi atsirinkti tą. Gedimino galmūnį pelti. O čia šaunus ir pirštų. Ryškava. Vandens. Tu nori gerti. Bet čia iš šitą tai nepilsiu. Ne. Nežinau, kaip čia tą padaryti. Šiandien net tą dozę, nu. Ne, tą gali atsigerti, bet tik vieną kartą aš čia viską buvę ir... Vai kartinas. Kaip gera palieka per kovinį. Tai reiškia skiriasi tau. Faktiškai, galbūt jinai Nes aš pavyzdžiui, kur vairuoju, tai matau Va, kaip taip. Dabar mes jį supilsim. Dabar patikra čia kokia yra. Pasiėmus šiltą. Tai iš to. Dabar va galima, pavyzdžiui, tokį dalyką padaryti. Dingsta raiška. Tai tik tai tiek, kad aš kalbu, kad po stoperio jau gali tai per daug nebepergyventi. Kimba. Nes jau vis tiek sustabdytas procesas ryškinimo. Nežinau. Tai galite ryškinti yra arba Akropolis, jis veža į Vilnių. Jo, įduodi viskas. Arba galima išsiųsti su kurjeriu Vilniui. Ten neblogai iš tikrųjų padaro. Ar populiariau fotografija patapo dabar? Spiralis tos. Kiek metų Nežinau, kaip vadinas tie bakeliai.
neaišku, kaip toliau kas bus. Tai bus paskutinė. Nu, nesuprantu, Čia, žinot, sunku pasakyti, kaip viskas dabar, kol kas šiai dienai, tai mes daugiau turim norinčių, negu kad galim priimti, bet čia viskas priklauso ir nuo valstybės, nes... Va čia va yra, va. Supranti, nes jinai... jinai... Jo, tu turi pagauti su pirštais. Nu. Va. Išsilygina. Jo, jinai išsilygina, va, būtent dėl tos priežasties va čia va turi dėti. Jie naudoja vėl ne tą pirštą. Nu. Mes mokam pirštais naudoti. Kaip tą rubiką, reikia ilgokai. Va, ilgokai turėti. Su mano. Pat išmok, niekas geriau negu pats savo nepadarys, žinok, čia nebus kitaip. Jisai, matai, užšoka ir tada čia dėl to ir yra tos vietos, kad tu tiesiog nereik pabijot paspausti čia. Nu, gerai. Žinok, kaip paspausti geriau būna. Tos galėlės. Tada švelniau. Mažai tokius kampelius neimti, nes jis va čia yra labai aštrus. Jeigu jis bus čiut toks apalesnis. Parašykite ten, kad ETA Ilford arba ten ETA Focus Nordic. Man gerai tas dalykas, nes jie viedžiausi. Kaip ir lengviau. ką čia tokį reikėtų? Aha, mūsų kadrai yra, Aušrinė. Ir mano, ir tavo. O tai čia privatas, Su šita pradžia buvo. Kaip? Ne, čia klausiu dėl juostelės, privatas. Ой, Bet jie labai... о, tai kits voice, sport. Ne, jie bus tenai, aš kiek paimsiu, žinai, ten tas skeneris, bet... Padaryti su tais archaiškais dalykais. Jo, čia jeigu fotografuoti prie šitų lempų porą minučių, 3 minučių, gali ilgiau, žinai, čia... Jau eksponuoti reikia ilgokai. Jo, Bet ta lavoteka jau saulėta dienė. 10-15 sekundžių ir gali kadrą turėti. Taip, šitas mažiukas labai fainas, 10 eurų aš už jį sumokėjau. Bet žinok, jisai kuo skirtinis yra, jisai neturi jokios elektronikos. Ir turi pakankamai gerą eksponometrą, labai ryškus objektyvas F4, bet fotografuoti su juo geriau yra šiek tiek toliau. Jis taip, čia net ir jokio fokusavimo sistemos, jis taip maždaug šauna ir viskas, bet fainas dalykas, stogas. Ne, bet čia paprasta, žinai, čia, toks labai elementarus dalykas, čia nieko nėra. Fotoaparatas be objektyvų. Jo, čia yra išdurta skylutė labai mažutė per vidurį ir viskas, ir tiek reikalų sukas juos, ir gaunam 8 ekspozicijas į juostelę. Dabar girdėjau, kad net pardavinėjai tas skylutės kažkas ten pagamintas. Skylutės visą gyvenimą ir visais laikais pardavinėdavo, čia kitaip, Ant tų skilučių. arba matrica. Bet esmė su Fujifilm yra tokia, kad pas juos yra fantastiška optika. Jie gamina būtent kropui optiką. Ir, žodžiu, čia aišku tas objektyvas, kurį aš ant šito turiu, tai jisai toks, nebūtinai, kad kažkuo įspūdingas. Jo atitikmuo yra, taip, čia dabar kas yra 18, tai bus 28 F2. Įstrižai gali paleisti. Ir gali, pavyzdžiui, ją persukti. Jeigu mato, tai kokia bažnyčia pati. Iš toli gali? Gali. Gali viską fotografuoti, žinai. Suprantu. Jisai yra pakankamai tamsus, šitas objektyvas 5.6 jo diafragma, bet, čia specifinis dalykas, bet tiesiog atnešiau parodyti. Aš noriu tik svorį pažiūrėti. O kaina jo. Čia yra 4000, čia 6, tai 10 gal dabar. Tai va šitą rekomenduočiau iš tikrųjų pabandyti užsidėti ir pasibandyti. Tai va, tai čia va tokie. Ne, čia Fujifilm. Ir dar vienas labai įdomus dalykas. Čia yra irgi, pakankamai brangus, gal su 5,5 turbūt kainuoja šitas. Čia yra vidutinio formato muilinė. Ir... Tai kaip net? Žodžiu, Reikėjo užsukti. Jeigu būtum užsukęs, tai būtum pirmas žmogus pasaulyje.
Gerai, kaip tada toliau darom? A vis kartu esam ar atskirai? Tai Gediminai, mūsų kolektyvas jums labai dėkingas. A jūs nebenorite Ir fotografuoti? ne, mes norim su jumis būti visą dieną ir rytoj. Steigiamės jums ordiną. O, gerai. Mėgstat ordinus? Nežinau, neturėjau nei vieną. Kairė, dešinė. Tu prie širdies kaip tik taip. Pas mane kairė tikrai. Čia mes dar jums, jo, prasideda žinokit rinkimai. Va, Faina, ačiū labai. surašysit viską, ko Jo, čia man simbolai bus. protinga galva. Jo. Ai, čia dar va, su tom visom mokytojom, kurios užeina, erbetai. O čia mūsų, kaip čia būna tie, kurie rėmėjai. Sponsoriai, čia pirštinės valyti, ir šluostikės, ir Ačiū labai, dalykai. Jums labai ačiū, maišelis labai negražus. Nu jaunims padėkokim, paplokim, valio. Bet čia dar tik ne pabaiga. Tai tapim Hollands dabar. Nu tai aš vat, Nu, bet ten su savo gamybos ten primityviais alaus skardinėme tokia. Alaus skardinėme įsideda. Ir jis ten naudoja ne tik jos stengiasi, bet jo, popierių naudoja ten dažnai. fotopopierių, žinai, įeina. Žinai, popierių biškį gal video eksponuoti. Bet ant yra kabės jau atsisako, prisirišta skardinė prie štatyvus. Pasiliks, aš. Ir tada jau prasideda pradžia, ne? Jo. Vienodai neryškus ir ryškus. Čia Jono kalnėlis. Jonai, pasakyk, kad tai tavo kalnėlis. Leko pustanugė, leko pirtyje. Ir užėjome parduotuvę, sakau, gal gali pakeisti. Jo sako, čia ateis, vat, mano futbolą, žinai, pakeisti. Ir žiūrė, ateina du policininkai, tokie du ant dviejų, žinai, su tais automatais, su viskuo, tiesiai prie manęs. Nu, galvoju, visą paskundė, žinai. Aš tam to ispanų taip sau nelabai. Jisai priejo prie manęs, prie lango prispaudė. Žmona šalia stovi irgi, žinai, pasimetus visą. O tai kokio amžiaus vyriausia ir o mažiausia? Nu tai mano jauniausias tai gal 9 metai yra, o vyriausias tai turbūt 70. Gal čia. Čia visi. Osvaldai, mums dar laikas. Еще Dar не вечер. 20. Ne, tai visa esmė tokia, pavyzdžiui, aš pats nu, net didelį dėmesį labai skiriu mokymui tų elementarių dalykų, kaip ten išlaikymas, nu, ekspozicija, kompozicija, daugiau. Kodėl tu, vat klausimas, kodėl tu fotografuoji? O gerai, o tai dabar, kad vaikus sudominti, kokias temas skelbėt, kad nors vis tiek kažką. Filmavom neveikia.